Sveiki, esu Lukas Kuleš ir šiandien noriu Jums pristatyti Švenčionių rajono dviračių maršrutą. Ir štai dabar esu prie Švenčionėlių geležinkelio stoties, nuo kurios pradėsiu savo kelionę ir toliau aprodysiu ir aplankysiu gražias, įdomias ir Švenčionių rajonui ypatingas vietas. Tad, nieko nelaukia, pradėkime kelionę. Išties nuostabus oras ir labai graži gamta trumpam atsikvėpimui. Nors ir upė yra šiek tiek patvinusi, tačiau tai tikrai nesutrukdo pasigrožėti gamtos vaizdais. Aplankiau antrąją vietą ir paskutinę vietą Švenčionėliuose. Tai yra bažnyčia, po kurios minsiu tiesiai Kaltanėnus. Na kągi, jau esu Kaltanėnuose. Ir pirmiausia, aplankiau negotikinio stiliaus bažnyčią, ją apžiūrėjau, ją pasigrožėjau ir iš karto atvykau į Kaltanėnų dvaro parką, kuris yra pakankamai didelis. Jame galima pasivaikščioti, pažaisti tenisą, bet svarbiausia šio parko akcentas yra svirnas, kuris yra vienas iš seniausių medinių pastatų Lietuvoje, pastatytas 18 amžiaus pabaigoje, 19 amžiaus pradžioje. Ir nieko nelaukiant, pats pasigrožėsiu gamta ir keliausiu toliau. Taigi atvykau prie Pakretuonės vandens malūno. Šis malūnas šiandien dieną yra uždarytas. Atsidaro maždaug tik apie gegužės mėnesį. Tačiau jau girdžiu ošimą, reiškia, malūnas veikia, funkcionuoja. Tai bent jau ta gera žinia. Važiuojam toliau. Taigi atvažiavau iki Kačerniškės Piliakalnio pažintinio tako, jau esu maždaug pusiaukelėje, tad šiek tiek atsipūsiu, pasižvalgysiu, pereisiu visą taką ir keliausiu toliau link savo tikslo. Štai atvykau į dar vieną pažintinį taką, čia jau mitologinis pažintinis takas, kurį irgi apsižiūrėsiu, nes čia perskaičiau yra senosios mitologijos, dievybės visokių skulptūrų. Pagaliau, Švenčionys, paskutinė maršruto stotelė. Ir dabar stoviu prie Švenčionių bažnyčios, prie kurios yra įsikūręs ir Nalšios muziejus, ypatingai svarbus mūsų Švenčionių rajonui, kuriame galite rasti įvairių senovinių daiktų susijusių su Švenčionių rajono gyvenimu ir istorija. Beveik 150 kilometrų, keli litrai vandens ir daug gražių įspūdžių. Ačiū už Jūsų dėmesį, ačiū už Jūsų laiką ir noriu Jums tik tais palinkėti, kad Jūsų pravažiuotas dviračių maršrutas ar šiaip atvykimas į Švenčionių rajoną paliktų tiek gražių įspūdžių, kiek paliko ir man. Čia su Jumis buvo Lukas Kuleš. Viso geriausio.